Sveiki, sveiki. Šiandien parodysiu kelias funkcijas datoms ir laikui. Tai pirmoji funkcija yra today. Įsirašius today ir nieko nenurodžius skliausteliuose, Excelis mums grąžina šios dienos datą. Kita funkcija yra now. Taip pat nieko nenusirodžius skliausteliuose, Excelis mums grąžina jau datą ir laiką. Abi šios funkcijos yra dinaminės. Tai reiškia, kad tarkime, jeigu aš išsaugau šitą failą ir atidarau jį kitą dieną, man jau šita funkcija rodys kitą datą, tai yra tos dienos datą. Tas pats galioja ir su now funkcija, tik tiek, kad jinai jau pati atsinaujina atlikusi kokį nors veiksmą Excel'e. Na, kaip pavyzdys, aš parašysiu, tarkim, parašau čia skaičių ir mes matome, kad funkcija atsinaujina. Kita funkcija yra workday. Tai jeigu nurodysime pradžios datą ir kiek norime pridėti prie jos darbo dienų, Excelis pats paskaičiuos, kuri kalendorinė diena gausis tokiu atveju. Tai įsirašome workday ir matote pradžios datą, nusirodykime pradžios datą, dienos, sakykime, aš noriu pridėti 20 dienų. Ir mes taip pat galime nusirodyti datas, kurios yra galbūt kažkokios tai vietinės šventinės dienos, na kaip mūsų atveju, sakykime, Lietuvoje, mes turime kovo 11. Tai ir nusirodau kovo 11. Čia pilnai galite rašyti ir kabutėse, tiesiog nurodyti datą 26.03.11, uždarau kabutės ir gauname. Tik šiuo atveju Excelis man datą pavertė į skaičių, pasidarysiu, kad būtų datos formatas ir matome, kad 20 dienų, jeigu pridėsime prie kovo 1 20 dienų, mes gausime, kad tai bus kovo 30 diena. Ir taip pat mes turime funkciją network days. Tai su šia funkcija Excelis mums paskaičiuoja, kiek tam tikrame periode yra darbo dienų. Tai jeigu įsirašau network days, pradžios datą, pabaigos datą, na ir žinoma, taip pat galite nusirodyti ir kažkokias tai šventinės dienas, jeigu yra. Tai nėra būtinybė, galite tiesiog, svarbiausia yra nurodyti pradžios ir pabaigos datą. Ir uždarau skliaustelį, enter. Skaičiavo 21 dieną per kovo mėnesį. Turėsime darbo dienų. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko. Prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki.